Labas visiems podcast'o arba tinklalaidės, kodėl jie taip daro žiūrovams ir klausytojams. Faina vėl pas jūs sugrįžti. Labas, Laurinai. Sveikas, Gintai. Mes šiandien esam pas Lauriną, kaip tai reikėtų pristatyti, studiją, kabinetas. Kaip? Tradiciškai tai yra psichoterapijos kabinetas, bet kadangi aš esu įsikūręs lofte, tai aš mėgstu šitą vietą vadinti psichoterapijos studija. Psichoterapijos studija. Šiaip labai gera aura čia, aš pasakyčiau, ir labai jauku. Ir aš manau, kad mes turim dabar labai laiku, žinai, kaip yra tas posakis, laiku ir vietoj. Tai laiku ir vietoje išeisinti epizodą, pati Liepos pradžia, žinant lietuvių ypatumus, gal taip negalima 100% sakyti, bet aš manau, kad mes dabar esame ant slenkščio, kai prasidės masiškos atostogos žmonių, nes, pavyzdžiui, jeigu dabar bandai surasti kokį nors kontaktą kokiam nors biure, ofise ar ne, arba tau reikia žmogaus su kažkuo susisiekti ir pradėti vystyti kokį nors naują reikaliuką, tai aš pats su tuo susidūriau, kad šiuo metu to padaryti praktiškai yra nebeįmanoma, nes tiesiog labai daug žmonių vieni po kito atostogauja ir jeigu tu kažkam rašai laišką, tu tiesiog gauni atsakymą, kur tavo atrašo kompiuteris, labą dieną, šiuo metu esu atostogose ir taip toliau. Ir man atrodo, kad šita tema yra labai gera, nes mes šiandien norim pakalbėti apie, svarbu pridėti šitą žodį, apie kokybiškas atostogas. Nes kaip būna, žmonės išvažiuoja atostogauti, nežinau, į Lietuvą, ne į Lietuvą, į užsienį, čia vietoje kažkur mašina, lėktuvu, nesvarbu, patostogauja ir grįžę į ofisą, kai kolegos paklausia tai kaip, labai dažnai pasako arba pavargau, arba ten nepailsėjau, arba būna nusibodo. Aš, pavyzdžiui, turėjau kažkada kaimynę, kuri neišbūdavo realiai išvažiavusi iš savo namų savaitės Palangoje. Ir jinai sakydavo, kad man jau nuo tipo ten pasiima, žinai, įsivaizduokim, butą, ar ne, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Ir jinai sakydavo, aš jau ketvirtadienį norėjau važiuoti namo. Ir aš taip visada galvodavau, ta prasme, tai kodėl? Nes aš kažkaip nenoriu važiuoti namo, žinai, po 4 dienų. Tai mes bandysim sudėliot ir apžvelgti, kokie yra, kaip čia pasakyti, nacionaliniai atostogavimo ypatumai. O dar labiau, kaip padaryti, kad žmogus po atostogų grįžtų su tuo, kam jis ir išėjo atostogauti. Tu žinai, kai mes nutarėm su tavimi, kad kalbėsim atostogų tema, aš taip pagalvojau, kad šita tema labai gerai susikabina su tema, kai mes kalbėjom apie perdegimą. Taip. Tai mūsų žiūrovai, kurie nematėte siužeto apie perdegimą, tai galite jį pasižiūrėti ar po šito siužeto, arba jį pastabdė prieš jį, nes ten mes šiek tiek pakabinom tą aspektą, kad ilsėtis kokybiškai yra svarbu, nes tai yra viena iš perdegimo prevencijų. Taip. Ir man atrodo, kad šiandieną, aš nežinau, kiek mes giliai galėsime paliesti šitą temą, bet aš tiksliai galvoju, kad ką mes panagrinėsim, tai yra apskritai ko reikia, kad po atostogų, kaip tu ir sakai, kad žmogus grįžtų ir sakytų, jaučiuosi pailsėjęs. Ir kad noriu dirbti, kad turiu vidinio resurso, kad turiu švarę galvą ir taip toliau. Aš pradėkim taip įžangai, man tiesiog įdomu. Aišku, ką jūs, nieko jūs čia va, žiūrėkit, kaip atrodo psichoterapeuto darbas. Nuostabi studija, patogus fotelis, visą dieną sėdi, nuo ko jūs čia pervargstat, žinai. Aš čia juokauju, nes man visi irgi sako, ko tai ką, renginius vest kaip faina, taigi nuolatos šventė ten, žinai. Aš noriu paklausti, kaip atostogauja psichoterapeutai? Ką jūs darot per atostogas? Įvairius dalykus. Psichoterapeutai irgi yra žmonės, turinti savo pomėgius, savo šeimas, savo svajonės. Tai daro įvairiausius dalykus, bet kuo aš galvoju dažnai iš savo kolegų, ką girdžiu ir pats tai, ką praktikuoju, psichoterapeutai, priešingai negu labai daug kitų sričių atstovai, atostogų metu tikrai nedirba. Nedirba, ne? Tikrai nedirba. Tai yra, mes esam fiziškai atitolę nuo savo kabinetų, nuo savo klientų. Tam tikra prasme, taip, pačia geriausia prasme, mes pamirštame apie savo klientus. Aš čia šitoje vietoje tiesiog, kaip tu manai, ar
buvusi pandemija pakeitusi iš principo labai daug žaidimo taisyklių, kalbant apie darbą, ar ne? Aš kalbu apie tai, kad žmonės taiga suprato, kad kompų galima ne tik rašyti ir žaisti kortom ar ne darbe, bet kad juo galima dirbti iš bet kur, iš principo, jeigu tau nereikia stovėti prie staklių, ar ne? Nes turbūt tau pačiam irgi teko konsultuoti nuotoliu. Vis dar tai darau. Ir vis dar tai darai, ar ne? Tai per atostogas, šiaip teoriškai, jeigu norėtum, galėtum per dieną porą sesijyčių padaryti. Teisingai, bet matai, išinant atostogų paprastai su klientais turime tą apsikalbėjimą, kad žiūrėk, aš atostogausiu ir mes pasimatysime jau po mano atostogų, ten tokią dieną, tokiu laiku ir taip toliau. Tai labai, žinai, čia vėlgi yra tas santykis tarp psichoterapeutų ir kliento, kad mes paliekam vienas kitų gyvenimuose erdvę, mes susitinkame tik tais psichoterapiniam kabinete ir yra išskirtiniai atvejai, kai aš arba kiti terapeutai išeidami atostogų sutarė, kad, žinai, žmonėm, kurie yra sudėtingose kažkokiose būsenose arba situacijose, kad klausyk, jeigu reikės, tai tu man parašyk, pabandysim susijungti, pakalbėti, padaryti sesiją, arba jau ten apsitarėm, ne, kad žiūrėk, kitą savaitę aš atostogausiu, bet su tavimi, žinai, darykim online, aš būsiu išvykęs, bet skirsiu tam erdvės. Bet tai yra be galo reti atvejai iš tikrųjų. Ar psichoterapeutai per atostogas skaito, nes gal čia vėlgi mano, pavyzdžiui, yra klaidinga nuomonė, man atrodo, jūs šiaip psichoterapeutas, man atrodo, kaip sportininkas, jisai turi nuolatos būti judesyje, ką aš turiu mintyje, skaityti daug profesinės literatūros, gilintis, ten kursai turbūt, arba kažkas taip. Čia turbūt plati tema, paliksim kitam kartui, bet kai tai yra darbas, ar psichoterapeutas pasiima į atostogas, nežinau, knygą kokią, kardinaliai kitokią gal ten, meilės romaną, ar ir tai padeda iš šono? Tu žinai, aš pasiimu, aš skaitau ir klausausi ir podcastus, ir audio knygas klausausi. Tie, kurie mane žino šiek tiek labiau mano asmeninį gyvenimą, žino, kad aš buriuoju. Tai aš, pavyzdžiui, buriuodamas, ypatingai, kai reikia perplaukti kažkokius tolimesnius atstumus, kažką reikia veikti, tai aš audio kokią nors knygą paklausau arba tikrai skaitau. Bet žinok, kai dabar taip galvoju, kaip atsakyti tavo klausimą, paprastai, tiesą sakant, renkuosi kažką šiek tiek lengvesnio. Ne tokio, žinai, labai tokios tos jau mokslinės literatūros, kur yra svarbi kaip tobulėjimo procesui, bet tokios, žinai, tokios, sakykim, tai populiariosios psichologinės literatūros, jeigu skaitau tai. Na, žinai, yra ir kitų dalykų, kurias galima skaityti, vėlgi turime mes, turiu minį terapeutai įvairiausių tų pomėgių, arba kad ir romanus ar dar kažką, tai skaitom, bet jo, taip galėčiau pasakyti, kad norisi kažko šiek tiek lengvesnio. Man užstrigo vienas tavo pasakymas, kad kai tu atostogauji ir būni savo hobyje, ar ne, buriavime, tu paminėjai, kad tu perplaukinėdamas klausai audio knygos ir man toks truputėlį čia yra, nu, tokia priešprieša, žinai. Aš galvoju, kad ar tu buriuodamas neturėtum klausyti bangų mūšos, klikiančių žuvėdrų, reiškia, bet tu kiši į ausį vėl kažkokią info ir ar tai, nu, tipo, ar tai nekenkia atostogoms? Ne. Kai plaukimas trunka keletą valandų, pavyzdžiui, 5-6 valandos, kažkoks nedidelis atstumas, tada tikrai labai norisi klausytis bangų, vėjo, laivo, vaitojimo, kaip mes tai vadinam, nes laivas turi savo garsus. Bet kai tau reikia perplaukti 40 valandų, tai, nu, kiek tu ten to bangų tu priklausysi, ne? Tada kažkaip norisi šiek tiek užsiimti ir arba norisi bendrauti, o taip jau gaunasi, kad aš neretai buriuoju vienas, tokia vat, psichinė mano yra toks nuokrypis. Tai tada norisi kažkaip save užimti. Ir tada, žinai, aš paprastai nesu ausinėmis, nes reikia man girdėti aplinką bet kuriuo atveju, bet aš yra garsiakalbiai, yra visa kita, tai aš pasileidžiu ir klausausi. Ar mes atsakėme į klausimą, kaip atostogauja psichoterapeutai, kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad man patinka padėti visą tašką. Tai atostogaujam įvairiai pagal savo pomėgius, kas sportuoja, kas nardo, kas kopia į kalnus, kas leidžia laiką savo sodybose ar su šeima ir taip toliau. Tačiau mes tikrai nedirbame arba praktiškai nedirbam
kas matyt yra sunkiau padaryti žmonėm, kurie yra ofisų darbuotojai, sėdi prie kompiuterių, interneto, mailai, telefonų skambučiai, procesų kažkokie valdymai ir taip toliau. Tai mes tikrai atitrūkstame nuo darbo, tikrai tą žodžio prasme. Čia galbūt ir yra didžiausias išskirtinumas jūsų kaip šios profesijos atstovų. Aš taip galvoju. Gerai, pakalbėkim apie tai, kas tavo galva, kaip tau atrodo, arba nežinau, gal jūs ir su kolegom esat kalbėję, arba šiaip gal psichoterapija turi išskyrusi, kas yra reikalinga kokybiškam poilsiui. Įsivaizduokim, va dabar mūsų žiūrovas kraunasi lagaminą, laukia jo atostogos ir galbūt jis galvoja, laiku epizodas. Dabar sužinosiu, ką reikia padaryti, kad mano tas poilsis būtų kokybiškas. Kokie ingredientai? Man labai patinka, toks yra, taip vadinamas, aš nežinau, aš nesu niekur girdėjęs, aš taip esu išvedęs pagal visokius straipsnius į lietuvių kalbą, labai gerai susidėliojo 5P metodas. Nesu girdėjęs apie tai, bent jau kol kas. Tai galbūt tai yra mano sugalvota, žinai. Bet čia iš visos va, tos informacijos, iš supratimo, ko reikia, kad žmogus gerai pailsėtų, tai lietuviškai sudėliojus gaunasi 5P, taip lengviau prisiminti. Pakeliauti arba pakeisti aplinką. Tu turi omeny, kad nebūtų gerai pasiėmus atostogas likti savo namuose, ten name, bute ar kažkur. Tikrai taip. Ir ten trintis savaitę arba dvi. Tikrai taip. Labai svarbu pakeisti aplinką, išvykti į sodybą, vasarnamį, kažkur tai, bet nebūti savo namuose. Ne? Tai aplinkos pakeitimas yra vienas iš P. Ne? Tada reikia pabendrauti. Tai reiškia, kad reikia žmogiško kontakto. Reikia susipažinti su kažkuo, pabendrauti, galbūt keliauti su šeima, su draugais, kad turėti tą tokią žmogišką interakciją kartu, juoktis, dalintis įspūdžiais, patirti kartu. Ne? Tada reikia pamiegoti. Čia labai geras. Atostogos. Jo, atostogos, tai reiškia, kad velniop žadintuvą. Kartais galbūt norėsis keltis, nežinau, 5 ryto sutikti saulėtekį. Bet tada reikia pamiegoti dieną, ar ne? Ja, bet kartais gali būti, kad norėsis pasivolioti lovoje iki pietų, o po pietų dar pasivolioti lovoje, žinai, ir taip toliau. Tai skirti laiko tokiam fiziniam, geram, pasyviam poilsiui tokiam, ne? Taip. Čia jau mes turim 3, ar ne? Turim 3, ne? Tada 4 yra reikia pajudėti. Kitaip sakant, reikia šiek tiek fizinio aktyvumo. Vis dėlto šitie tokie, taip gal negražiai pasakysiu, all inclusive tie tokie tripai, kai žmonės guli paplūdimy ar prie baseino, visą dieną gurkšnoja, valgo ir yra labai pasyvus, vis dėlto neužpildo tų visų langelių, kas yra reikalinga poilsio, ne? Turim 4, tai yra... Bet ten turi, žinai, nueiti iki baro, jeigu neatneša. Tiek pajudi. Kažkiek pajudi, bet būtų geriau, kad kasdieną arba bent jau kas antrą dieną įvyktų kažkoks kopimas į kokį nors vietinį kalną, pasivaikščiojimas po miestą, kad ir nedidelis, bet fizinis iššūkis, ar ne? Taip, aš suprantu. Kilometrų ir taip toliau ir panašiai. Nu ir 5, kas yra reikalinga, tai pasimylėti. Tai yra turėti tokį tą, žinai, žmogų, su kuriuo gali tai daryti ir mėgautis, žinai, intimumu, kitoje aplinkoje, atostogų režime, tam tokioje jausme, kur nereikia galvoti apie darbus, apie buitį, apie kažką, žinai, yra viešbutis, kambarinė, yra kita aplinka, grynas oras, kažkokia kita erdvė ir taip toliau ir panašiai. Aš nežinau, ar mes čia pereisim natūraliai prie kito klausimo, kuris sukasi mano galvoje, nes kitas klausimas yra, čia mes kriterijus apžvelgiam, ko šiaip reikėtų, sakykime, ingredientai geram, skaniam ir kas svarbiausia, rezultatą duodančiam atostogų pyragui, pavadinkime, ne? Aš natūraliai noriu klausti, kokios dažniausiai yra atostogavimo klaidos ir aš pasakysiu dar prie to paties, gal tu sakysi, jau mes čia pereinam prie klaidų. Nes man atrodo, bent jau aš kartais, kai tik pradedu atostogaut pirmom dienom,
nežinau, kiek žiūrovų yra matę, aš kadangi augau ir turėjau kaimą, aš esu matęs, kaip yra nukirtama galva vištai ir kaip ta višta atrodo kurį laiką. Tai, nu, ta prasme, jinai laksto ir duodasi visus. Tu irgi matęs, ne? Tai, vat, aš kai pradedu atostogauti, aš labai dažnai atrodau kaip ta višta be galvos, nes man tiesiog norisi į visas pusės ir atrodo, kad, ta prasme, kad tu nieko nespėsi ir tada tu pradedi ten, žinai, keltis anksti, nes reikia ir tą pamatyti, ir ten nueiti, ir tą padaryti, tada būtinai dar tą nuvaryti, ten padaryti, žinai, ir toks... Kažkaip man su amžiumi ateina, aš suprantu, kad jeigu tu, pavyzdžiui, nuvarai atostogų į Italiją, nu, ten tarkim 10 dienų arba 7 dienoms, tai, nu, ta prasme, tu realiai pažiūrėk į žemėlapį, kaip atrodo ta Italija ir tu suvok, kad tu jos visos, nu, ta prasme, nes jeigu tu ją pasimsi visą pažiūrėt, aš esu bandęs pažiūrėti beveik visą Italiją per 10 dienų. Tai bus darbas. Visiškai, ta prasme. Tai gal keliaujam prie pagrindinių klaidų. Okay. Manau, kad reikėtų turbūt kažkaip nuraminti tą begalvės vištos sindromą. Absoliučiai, tau pritariu, nereikia, nu, nebūtų teisinga paversti savo kelionę darbu, kur keliesi, ten, žinai, suplanuota kiekviena diena, vakare jautiesi nusivaręs, pavargęs, nes per dieną reikia aplėkti 10 muziejų, 3 kalnus apkopti ir suvalgyti, žinai, 15 žinai. Tai nepaversti to darbu ir čia irgi tikėtina, kad matytas toksai šiek tiek iššūkis yra išeiti iš tos kasdienės rutinos, gauti rezultatą, daryti geriausią kažką, ne? Vis dėlto atostogos yra šiek tiek apie tokio rankinio stabdžio užtraukimą ir sulėtinimą procesų. Nu, to mes kaip ir siekiame. Gera įžvalga yra sakyti, kad žmonės, kurie dirba labiau, taip sakykime, protinį darbą atostogų metu, turėtų daugiau patirti fizinio aktyvumo, o žmonės, kurie dirba labiau fiziškai aktyvų darbą, labiau, taip sakykime, tokio pasyvaus, tokio pasyvesnio atostogavimo ir daugiau tokio, žinai, emocinio tokio pasikrovimo kažkokiais tai įspūdžiais pozityviais gerais, ar ne? Tai čia galbūt yra vienas iš tų, ką yra svarbu suprasti, bet kuriuo atveju mes eisime į tai, kad, žiūrėk, kodėl žmonės apskritai atostogauja? Nu, koks yra atostogavimo tikslas? Pagalvok apie atostogavimo kultūrą, apie atostogavimo raidą. Kaip tavo tėvai arba kaip mūsų tėvai atostogaudavo. Net buvo visai kita situacija, nu, šalies, galimybės matyt buvo visai kitokios. Mes tikrai dabar turime, nu, didžiulės galimybės keliauti, didžiulės galimybės, žinai, atostogauti ir taip toliau. Tai kultūra atostogų yra be galo pasikeitusi. Taip, aš sutinku, nes aš, pavyzdžiui, aš manau, kad aš ir visi tie, kurie gyvena Žemaitijoje, daugmaž ten, nežinau, aplink Plungę, Telšiai, ten kažkas ir dar arčiau jūros, aš dabar kaip pagalvoju, tai mano vaikystėje tokių kaip po atostogų nebūdavo. Sutinku. Nes mes gyvenom nuo jūros automobiliu nepilna valanda, nuo Platelių dieviškai gražaus ežero iki pusvalandžio. Tai visos mūsų atostogos būdavo tokios, kad tu ryte išvažiuoji, prisitepę sumuštinių su šlapia dešra ir agurkais, ar ne? Kas būdavo labai skanu. Aš dabar net į paplūdimį nešuos, nes man skanu. Bet vadinasi, tu nuvažiuoji ryte ir grįžti vakare. Ta prasme, ir tu vakare vėl grįžęs eini, laistyti šiltnamį, pasidaryti dalykus ir kažką. Kitą dieną gal važiuoji, jeigu kažkas vienas iš tėvų nepatingi arba nevažiuoji, tai dažniausiai per vasarą būdavo 2 arba 3 dienos prie jūros, žinai, ir tipo maždaug, o tai kur mums važiuoti, jeigu jūra čia, žinai. Ne, mes su tėvais nevažiuodavom su šeima, pavyzdžiui, ten į Vilniaus arba Kauno muziejus, nes mano tėvam turbūt tai buvo neįdomu. Tai aš manau, kad jie atostogaudavo nekokybiškai. Aš su tavim pilnai sutinku ir štai kur aš linkiu, kad su laiku atėjo galimybė, žinai, dabar praktiškai visas pasaulis yra pasiekiamas, ne? Ir ta galimybė keliauti yra galbūt ribojama kažkiek laiko, galbūt finansų, bet net ir Europa yra be galo didelė, labai skirtinga.
ir galima keliauti nuo Skandinavijos iki pietinių šalių ir žmonės gali tai sau leisti daryti. Taip. Skristi, važiuoti automobiliu ir taip toliau. Štai kodėl atostogos yra tapusios žmonių jau tokia neatsiejama jų profesinio ir šiaip gyvenimo dalimi. Ne? Reiškia, jos yra tapusios svarbios ir, klausyk, žmonėms svarbus dalykai, kurie neturi reikšmės, netampa. O dabar žmonėms atostogos yra svarbios. Žmonės apie atostogas kalba daug, jie jas planuoja iš anksti, vasarinės atostogas dažnai planuoja žiemą. Aš to dar nemoku daryti ir čia yra mano didžiulė bėda. Tai, žinai, aš jaučiu, kad šitoje vietoje dar yra labai laikų klausimas būtų ir tada mes galėtume važiuoti toliau. Tai toks žmogus kaip aš, kuris neipatingai gerai bent jau iki šiol mokėdavo atostogauti. Paimkim žmogų, kuris turi darbą, dirba nuo ryto iki vakaro, ar ne, ten 5 dienas per savaitę ir taip toliau. Kiek atostogų per metus tokiam žmogui reikia ir kaip jam jas reikėtų paskirstyti ir padėlioti. Kad kiekvienas atostogos atneštų tai, ko mes norim. Nes aš, pavyzdžiui, labai ilgą laiką buvau vienų atostogų per metus turėtojas, kurios trunka 10 dienų. Blogai. Tai aš galiu pasakyti, kad faina, bet tu tiesiog padeda. Mažai padeda, ta prasme. Tu per jas neatitrūksti, nes lakstai kaip ta višta, ar ne, kur sakiau. Ir po to iki kitų atostogų tu jau būni ten viską užmiršęs ir net nebežinai, kas yra tas atostogų mūdas arba maudas. Tai vat kaip planuoti žmogui, vat, tarkim, jis dabar irgi gal turi ne pačius geriausius dar įpročius, ar ne, bet visada mes juos galim keisti. Kaip turėtų atrodyti normalaus žmogaus atostogos metų eigoje ir kaip jas išdėsti? Protinga, kaip būtų. Tyrimai rodo, kad idealiausias atostogų scenarijus yra 3 savaitės. Nepertraukiamai. Nepertraukiamo poilsio. Tai yra prabanga. Absoliuti. Tai yra labai retam įmanoma. Bet kodėl tyrimai rodo, kad būtent toks, kiekis yra reikalingas? Nes pirmą savaitę žmogus, sakykim taip, jeigu galima taip išsiaiškinti, nueidinėja nuo darbo. Taip, aš manau, kad visi žino tą jausmą ir supranta, apie ką mes kalbam. Nes kasdieniai ritualai, įsipareigojimai ir kasdienės tos veiklos susijusios su darbu yra labai stipriai imprintuotos, įaugusios. Tam, kad paleisti, reikia šiek tiek laiko. Tam, kad, sakykime taip, žmogaus sistema pagaliau suprastų, palauk, aš galiu atsipalaiduoti, reikia maždaug savaitės. Ten daugiau, mažiau 5 dienos, 7 kaip kam, priklauso nuo daug labai dalykų, bet maždaug reikės savaitės, vien tik, kad sistema pradėtų suprasti, kad galima pilnai atsipalaiduoti. Nes čia netgi pradėkim nuo banaliausio dalyko, nežinau kaip kitiems, bet bent jau man pirmomis atostogų dienomis, nepaisant to, kad žadintuvas yra išjungtas. Gal ne minučių tikslumu, bet tiesiog jeigu tu turi labai aišku rėžį, kada tu keliesi ir eini miegoti, natūraliai tu atsibundi, organizmas pripratęs. Anksčiau nei dėrėtų per atostogas, pavadinkim. Absoliučiai. Tada antrą savaitę prasideda tas tikrasis atsipalaidavimas, kai žmonės gali jausti, kad netgi kūnas yra šiek tiek suminkštėjęs, labiau, nukritusi įtampa nuo pečių, nuo kaklo, raumenys minkštesni, daugiau šypsosi žmonės, atsiranda tokio noro ir tokio iš tikrųjų tos tokios gebėjimo kvėpuoti tuo poilsiu, to mėgautis, jūra, saulė, muziejais, jeigu tai yra žmonėms įdomu, maistu ir taip toliau. Bet čia prasideda iš tikrųjų, kai sistema atsipalaiduoja ir sako, pasimėgaukim. Ne? Gerai. Ir tada ateina, nori to ar ne, bet kažkur momentas, kai žmogus pradeda galvoti, jau čia atostogauju, bet kažir kaip ten darbe, kaip ten tie mano klientai, kaip ten dar kažkas. Tai. Ir po kažkurio tai laiko atsiranda tas toksai po truputėlį grįžimas į darbinius dalykus. Žmonės vis tiek pradeda galvoti, permąsto ir taip toliau. Ir čia yra maždaug yra tos tokios 3 savaitės ta tokia dalis, kad iš po lėto atostogavimo vėl tampa mažiau, vis daugiau galvoje atsiranda namų, buities, darbinių dalykų ir panašiai. Ir nėra tokio šau, kad bamt grįžau rytoj į darbą. Ne? Beje, aš toj vietoj tikrai galiu rekomenduoti tiem, kas gali planuoti savo atostogų laiką, planuoti taip, kad
į darbą, į ofisą negrįžti antrą dieną po parskridimo arba parvažiavimo namo. Tai yra palikti buferį 2-3 dienų. Aš esu visiškai va to šalininkas, man yra labai smagu, bet ir aš dažniausiai tai būna pasidarau, mes turime nesutarimus su žmona tada, kad, nu taip ne, bet tai, ką tu pasakėjai ir kodėl aš taip prunkštelėjau, čia yra iš fantastikos ryties, nes žmonės būna nusileidžia oro uoste antrą nakties, dar pervažiuoja pusę Lietuvos ir jis jau kitą dieną sėdi darbe, nes reikia taupyti laiką, žinai. Deja, taip. 3 savaitės, ne? Aš sutinku visiškai, absoliučiai sutinku, bet tu man pasakysi, nes aš dabar, žinai, bedarbis, tai nežinau. Kiek žmonės turi atostogų per metus normaliai? Kiek ten yra? 20 kažkiek tų dienų. Tu irgi nežinai, nes daugiau turi, ne? Aš nesu ofiso darbuotojas. Nu, gerai, paimkim mėnuo, ar ne? Tai ten bus 20 kelios dienos darbo, ar ne? Plus įsideda savaitgalį, gali ten priderinti, ar ne, kas neskaičiuoja. Nu, tai tarkim mėnuo. Tai yra 30 dienų. Nebus tiek, bet 20 kelios. 20 kelios. Tai pagal tai, ką tu sakai, tai, ką sako mokslininkai, ar ne, tai, kas yra ištirta, tai vadinasi, žmogus turėtų pasimti 1 atostogas per metus ir jas visas išnaudoti. Taip. Ir čia būtų geriausias? Čia būtų geriausias va tam atostogų metui, bet mes dirbame visus metus. Taip. Tai dažniausiai atostogaujame vasaros metu, ar ne? Taip. Bet šiaip jau lengvo atotrukio reikėtų turėti bent į ketvirtį. Nu, maždaug į ketvirtį kartą. Tarkim, 4-5 dienų pabėgimą. Štai kodėl beje ir Lietuvoje tas jau yra labai populiaru. Žmonės žiemą skrenda slidinėti. Taip. Lietuviai iš tiesų yra labai pamėgę slidinėjimą ir vyksta slidinėti į kalnus ir ten praleidžia laiką. Ir ten beje tas 5P irgi labai veikia, ten viskas vyksta, visi tie dalykai yra nuostabus. Tai, žinai, vasarą pailsėti, tai ko reikėtų, tai 1 atostogų tokio didesnio gabaliuko ir tada turėti per metus dar bent porą kažkokių atitrūkimų nuo darbo. Nu tai žiūrėk, tai mes galim labai paprastai pasakyti, kad tarkim, abu to tikslaus skaičiaus nežinom, bet tarkim, jeigu paimam 1 ilgesnės atostogas, jos yra, sakykime, 10 dienų, ar ne, tai lieka dar 2 kartai po savaitę, pavyzdžiui, ne? Jo. Ir tai jau yra, tai būtų visai neblogai, ne? Tai būtų puiku. Puiku, ne? Taip. Žiemą ten kažkur, dabar labai pradeda populiarėti atostogos šventinių laikotarpių. Žinoma, nes vaikai, su vaikų atostogom, ar ne? Tai... Bet klausyk, aš be galo dažnai girdžiu, kai žmonės man pasakoja, kad aš turiu prikaupęs 3-4 mėnesius atostogų. Taip. Žmonės būna neatostogauja metais. Aš pažįstu žmogų, kuris turi sukaupęs, ne vieną tokį žmogų pažįstu, kuris turi sukaupęs, realiai, jeigu išeitų atostogauti, galėtų atostogauti nuo 1,5 iki 2 metų. Tiek yra sukaupę per savo karjerą darbe. Wow, labai skamba liūdnai. Tarp kabučių, ne? Skamba liūdnokai, ne? Ta prasme, tu būtum šalininkas to, kad žmogus per metus kiek yra duota, tiek jis turėtų išnaudoti. Ir netgi šiek tiek daugiau. Ir net šiek tiek daugiau, ar ne? Atostogų per daug būti negali. Ir aš kadangi šiek tiek be psichoterapijos užsiimu tokio verslo konsultavimu, žmogiškųjų ten tų išteklių klausimais ir taip toliau, tai aš žinau, Vilniuje yra bent kokios 3 įmonės, kurios savo darbuotojams duoda neribotą atostogų kiekį. Kiek nori, tiek atostogauk. Tu turi savo, žinai, žmogus turi savo sudėliotą darbų planą, savo tikslus, kuriuos turi pasiekti, bet jisai gali atostogauti, kiek jis nori, jis gali galbūt išvykti dirbti nuotoliniu būdu, darbostogas pasidaryti, ką turim tokį gerą žodį atsiradusi. Tai yra tokių kompanijų, bet iš principo, Dieve mano žmonės, išnaudokite iki paskutinės dienos visas savo atostogas. Jūs savo, jūsų sveikata tiek fizinė, tiek emocinė ir jūsų šeima už tai tik padėkos. Tai žodžiu, dar kartą užfiksuojam, idealu būtų, sakykime, kartą kas ketvirtį turėti pabėgimus iki savaitės, ar ne, ir 1 bent jau ilgesnės. Taip. Man atrodo, kad mes apie klaidas dar ne visas pakalbėjom atostogo, ne? O jų yra. Jo, tai vad grįžkim ir dabar tokį paskirkim aišku skyrių. Didžiausios atostogų klaidos. Man taip labai norisi iššokti pačią pirmą ir visiems turbūt labai akivaizdžią, ką žmonės daro
šiek tiek galbūt per daug per atostogas. Tu turi omeny apie gaiviuosius gėrimus kalbi? Ja, žmonės iš tiesų gana dažnai per daug išgerinėja, nes į darbą eit nereikia, lyg ir galima atleisti šiek tiek vadelės, taip sakykim. Taip. Ir kas tada nutinka, kad mes lyg ir siekiame tokio, vėlgi, negrįžkim prie tokio to fundamentalaus tokio poreikio atostogų. Tai reiškia, kūnas ir psichoemocinė sistema turi pailsėti. Ne? O dabar vartojant alkoholį ir jo vartojant daug, kas nutinka, kitą rytą būna pagirios, stresas kūnui, stresas psichoemociniai sistemai. Tu neturi jėgų. Ja. Tu nenori nieko. Dar jeigu tos pagirios yra užglaistomos naujais kokteiliais, naujais gėrimais ir tai tęsiasi keletą dienų. Bet taigi atostogų. Žinoma. Ir tiesą sakant, turbūt nemažai žmonių su manimi pasiginčytų, sakytų, o kaip, tai aš pabuvom, pagurkšnojom ir šitiek dienų ir visa kita ir puikiai pailsėjau. Bet tai nėra tiesa, nes alkoholis turi gana stiprų poveikį ir miegui, ir nuotaikom, ir fiziniam aktyvumui. Ir taip aš labai rekomenduoju sumažinti alkoholio vartojimą atostogų metu tam, kad tas poilsis būtų kokybiškesnis. Ja, nes man atrodo, kad jeigu yra nemenkai alkoholio per atostogas, tai griūva labai greitai tavo ta 5P sistema. Nes tu tiesiog neturi jėgų. Ta prasme, tu ryte nenori keltis. Ten apie, pavyzdžiui, aš esu bėgiojantis žmogus, ar ne, ir man labai patinka būnant užsienyje prasibėgti ryte arba vakare, pamatyti naujas vietas, vienam pačiam išbėgti, pabėgioti, pamatyti kaip kiti bėgikai. Ten Italija, Pietų Prancūzija, aš labai žaviuosi, nes ten matau labai daug dviratininkų, kurie mina dviračiais didelius atstumus ir matos, kad tai yra draugų kompanija, kurie atostogauja ir mėgaujasi tuo, kas jiems patinka, ar ne? Bet šitiems visiems dalykams pakiša koją, tai jeigu tu ilgai pavakaroji su tais pačiais draugais prie baseino. Taip. Nes tu kitą dieną neturi jėgų, tu atsikeli vėlai, tavo pusė dienos jau nėra. Jeigu tu pasakysi, kad aš dabar bėgu pabėgiot, kam tu dažniausiai jau nebeturi ir jėgų arba važiuoji dviračiu, tai šeima sakys, pala, mesgi jau planavom kažkur ten važiuoti matyti, tai tu turėjai, kaip ir anksčiau pasidaryti. Žinai. Jo, ir kai mes kalbame apie klaidas, tai grįžtant prie to 5P metodo, tai per juos einant galima pamatyti ir visas klaidas, kurias darome, ar ne? Tai žiūrėk, jeigu mes sakom, kad pirmas P yra pakeliauti arba pakeisti aplinką. Taip. Reiškia, ką tai duoda? Tai duoda atitrūkimą nuo kasdienės rutinos ir tų labai gerai pažįstamų sienų, aplinkos, to praminto keliuko į darbą. Kur smegenys jau nebeturi darbo. Jo, tie patys žmonės, viskas, ne, taip pat. Ir staiga mes atsiduriam kažkur kitur. Kažkokioj, trobeliai gražioj prie ežero pamiškėjai. Galbūt kažkokiam tai nuostabiam Lietuvos arba kažkam kitam pasaulio kurorte. Kitokie vaizdai, visiškai kitokie vaizdai, kitokie kvapai, ko galbūt žmonės ne visada atkreipia dėmesį, bet tai mūsų sistemai labai yra svarbu. Kiti garsai, žmonės kitokie, maistas, kurį ragauju kitoks. Ką tai reiškia, kad mes išsimušam tokiu būdu iš savo rutinos, nes mūsų visa sistema pradeda suprasti, čia viskas kitaip. Taip. Čia nebėra taip tų įprastų dalykų. Aplanko tas geras kitoniškumo ir naujumo jausmas. Taip. Patirtis, aš kartais atostogose pagaunu save ir galvoju, blemba, kaip faina būti vaiku, nes jiems labai dažnai nutinka tokių naujų dalykų, nes aš per atostogas tam tikrą prasme kartais pasijaučiu kaip vaikas, kur tave džiugina tiesiog tokie elementarūs dalykai, bet tu jų nematęs dažnai, neragavęs, nelietęs, nebuvęs. Kitaip sakant, rutina yra labai toks, labai žudantis dalykas visokiojopai. Dirbant, gyvenant savo kasdienį darbą, galima tą rutiną netgi sklaidyti tokiais mikro dalykais, kaip, pavyzdžiui, vykti į darbą vis kitų keliukų, jeigu ypač pėsčiom eini, arba dviračiu važiuoji, arba bėgi, vis praeiti pro kitą vietą, pravažiuoti pro kitą vietą, dar kažkaip, ne? Tai rutinai tokia labai įsuka į tą voverės rate tą tokį procesą, ne? Ir staiga tas išvykimas, pakeitimas aplinkos
jau duoda labai stipriai šitą reikalą. Ne? Gerai, alkoholis, jo didelis kiekis yra nerekomenduotina ir čia yra viena iš klaidų. Kokios kitos klaidos atostogaujant? Tai žiūrėk, tai ta klaida, kad nelikti namuose, ne šitas, ne? Dabar žiūrėk, antras P yra, kuris ten dabar buvo antras P, pamiegoti, berods sakiau, ar pajudėti. Nesvarbu, bet vienas iš tarkim, to, tai reiškia, ko reikia miego duoti savo kūnui šiek tiek daugiau. Kas yra labai resursiška, kas labai padeda pailsinti galvą, pailsinti kūną, leisti savo pamiegoti, patogiai pamiegoti, gerai pamiegoti, kas vėlgi su alkoholiu nutinka, alkoholis miego ritmą trikdo, išmuša apskritai iš ritmo, jeigu ten kažkoks vakarėlis, tikėtina, kad jisai baigsis vėlai arba anksti, kaip pažiūrėsi, ne? Taip. Ir va čia tas su miegu tada reiškia atsistatymo nebus, atsibusi tikrai nepailsėjęs, nepamiegojęs ir panašiai. Ne? Tada pabendrauti. Ne? Tai vėlgi žmonės atostogauja dažniausiai kaip? Šeimomis arba draugai. Taip. Mes labai dažnai atostogaujame tų pačių žmonių rate. Ne? Taip jau yra. Viskas labai faina, viskas labai gerai, bet tada reikia, vėlgi, kaip užtikrinti, kad ta atmosfera tarp mūsų būtų kitokia negu yra buityje, jeigu, pavyzdžiui, atostogauja šeima. Taip. Arba draugų būrys, kurie nuolat matosi, kurie labai viens kitą puikiai pažįsta ir panašiai. Ne? Tai reiškia, kad ta atmosfera turi būti, ir čia mano, pavyzdžiui, vienas iš pasiūlymų, jeigu atostogauja draugai, uždrausti darbo temą. O toks labai paprastas dalykas. Žiūrėkit, savaitę laiko apie darbus nešnekam. Ir bet kokia tema apie darbą turi būti kokiu nors smagiu būdu baudžiama, kad tas, kuris kalbėjo apie darbą, eis šiandien į parduotuvę užpirkti maisto, arba dar kažką. Aš net pasakyčiau, aš šitą taisyklę visai mielai įveščiau, net jeigu yra atostogauja viena šeima be draugų. Yeah. Ir šiaip dar galima temų sugalvoti, ne? Tipo, kurios tave trigerina, ten, tarkim, jeigu šiuo metu esi įsivėlęs į kokį baisinį remontą, ar ne? Šeima, tarkim, ne? Nes kur remontas, ten dažniausiai konfliktai, nesutarimai, stresas ir visa kita, tai turbūt išvykus atostogauti būtų galima sutarti, kad klausyk, mes išvažiuojam atostogauti, tai vadinasi, ar taip čia kaip ir niekas tuo metu nejuda, tai gal galim mes ir galvoj nevarinėti. Neliesti tų jautrių temų, jas kažkaip prieš išvykstant uždaryti ir taip toliau. Tačiau prie viso šito, jeigu pavyksta pabendrauti su žmonėmis ne iš atostogaujančių rato, su kažkuo susipažinti, persimesti keletą žodžių, tai yra, tai visada labai praturtina ir tai suteikia gerą jausmą. Kitaip tariant, jeigu aš duosiu savo pavyzdį, ar ne, kad jeigu, pavyzdžiui, aš nuvarau į Nidą, aš visada per kitą savo draugą, kuris yra buriuotojas, aš visada prisiliečiu prie kažkokių kitų žmonių, dėl to, kad jis pakviečia prie laivelio, o ten įprasta, kad ten iš laivo į laivą vaikšto visokiausi žmonės ir tu šnekučiuojas ir tu nori, nenori, tu susipažįsti su visokiais žmonėmis. Ne? Tai tokių dalykų nereikėtų vengti. Ok. Kas dar iš klaidų? Tu man gerai taip pametėjai, tai apskritai tokia siaubinga klaida yra. Pasiimti atostogas tam, kad remontuoti butą. Tam, kad statyti namą. Tam, kad kažką sutaisyti, iš principo, kad dirbti. Taip. Tai yra iš tiesų toks, aš suprantu, vėlgi tai žmonės dažnai daro iš ekonominių sumetimų, pasimkim atostogas, galėsim padirbėti ir taip toliau, bet tada jau reiškia, jų motyvacija yra ne pailsėti, o tiesiog pasidaryti kažkokius savo darbus, aš tą suprantu, bet jeigu kažkas įsivaizduoja, kad aš pasimsiu atostogas ir tada remontuosiu savo sodybą ir kaip aš pailsėsiu, tai nepailsėsit. Nes reikės spręsti daug problemų, reikės sunkiai dažniausiai fiziškai dirbti, nebent ten kaip nors labai iš to remonto sodybos bus padarytas kažkoks gražus ritualas, suvažiuos visa giminė, bus labai dozuotas tas darbas, nepersidirbs ir tai kažkaip bus procesas, kuris vienyje, kuris suteikia gerų emocijų. Galbūt tai yra įmanoma, bet tas toksai grynas, ką turiu omenyje, aš tikiu, kad žiūrovai supras, kad per atostogas neužsiminėkit buities tokiais labai rimtais dalykais, nes tame nebus nei miego, nei aplinkos pakeitimo, nei įspūdžių, nei pažinčių, nieko. Kas toliau? Patirti kažką naujo.
toks vat labai įdomus dalykas, bet... Ir čia turbūt net nebūtina kalbėti apie kažkokius tokius, labai didžiulius dalykus. Aš turiu meni, kur ten tipo, būtinai jūs dabar turit paplaukiot su rykliais, žinai. Absoliučiai, mikro dalykėliai, bet galbūt atpažinsi tokį tipą žmonių, kurie kasmet atostogauti vyksta į tą pačią vietą. Taip. tą pačią vietą, tą patį namą, butą. Taip. Ten, žinai, tai gali būti kažkokia trobelė kažkur tais, žinai, Labanoro girioje, arba tas pats Airbnb kur nors Romos senamiestyje ir taip toliau. Ir jie jau ten, žinai, jie sako, mes viską ten žinom ir taip toliau, liuks, viskas labai gerai, tačiau pabandykite pakeisti, pabandykite savo sukurti kažkokį tai naują patirtį. Ja? Nes kas nutinka, žinai, jeigu dar kalbėsim apie Romą, nu galbūt ten gyvenimo neužtektų, kad ją kaip pasakyti, visą išsiuvinėtą, išeksplorintą, ne, ją galbūt, bet kai mes kalbame apie sodybėlę kur nors, ar ten, žinai, ar kažkokį tai namą Palangoje, arba dar kažkur, kur, nu, puikiai žinai, kad čia bus tas baras, čia bus šitas, čia bus tas, įkrenti į tą rutiną ir tada, žinai, bet nebelieka to emocinio tokio patyrimo kažko naujo. Mes, mūsų šeima, ilgą laiką buvom žmonės, kurie neįsivaizdavo vasaros atostogų be Nidos. Ir kadangi mes ten buvom įsisukę su mažais vaikais, daug reikalų, ta prasme, nu ten, žinai, pametiniai kaip biro, tai ten, tai mūsų pagrindinės atostogos visada būdavo Nidoje, 10 dienų Nidoje, žinai, ten ar 12 ar kažkiek. Ir aš ir sutinku iš to, bet man vat, įdomu, ką tu man atsakysi, žinai. Aš sutinku, taip, tai yra taip, bet, nu, tas nostalgijos jausmas, taip visada vėl vesdavo atgal ir tokį kažkokią, nu mes tam krašte jausdavom ramybę tokią. Puiku. Žinai, ir tikėtina. Jo, ir aš labai tą gerbiu ir jaučiu ir suprantu, kad tradicijos, aš čia nuo vaikystės, jau 20 metų galbūt. Bet turbūt tu nori pasakyti, kad net ir būnant ten, turi kas kart surasti kažkokią naują patirtį, ar ne? Aišku. Žinoma. Kažkokią naują patirtį ir tai tiesiog reikia jungti kūrybiškumą ir pagalvoti, mes tradiciškai keliaujame atostogauti ten, kur visada atostogaujame, bet kuo šiemet bus šiek tiek kitaip negu buvo pernai. O tikrai galima sugalvoti. O Dieve mano, tikrai taip. Tai tik yra įdėti to kūrybiškumo ir šiek tiek atverti, o ką mes darysim šiemet kitaip. O gal tegul būna šitos atostogos be alkoholio. O gal tegul būna šitos atostogos, kad mes kasdien nueisime į kokį nors... Šitoj vietai daug žmonių išjungia podcastą, nes tipo galvoja, blema Laurinas, nu ką iš čia kalba. O gal tegul kasdien mes išsikelkim savo tikslą, kad mes kasdien nueisime visi kitą restoraną, o ne į tą patį. Taip. Arba kasdien, arba kiek ten galėsim, nueisime į kokį nors koncertą, arba kažką darysime kitaip. Ja? Tai tokį kūrybiškumą savo įsijungti yra tikrai svarbu, kad netikėtumo ir šiek tiek naujos patirties faktorius atsirastų. Visą tai, ką aš dabar pasakysiu, šitas sakinys, jį reikia suprasti su humoru. Aš, pavyzdžiui, manau, kad viskas yra visai neblogai, jeigu mes renkamės tą patį miestą arba ten tą pačią valstybę arba kažką, bet aš šitą sakinį sakau tik ant bairio, ta prasme. Bet aš manau, kad turėtų būti baudžiama ir gal net baudžiamąją teisę atostogavimas toj pačioj šaly, tam pačiam viešbutyje, kai formatas yra all inclusive. Nu šito aš nesuprantu jau biški. Jau man tas toks, kur, jeigu tu mėgsti all inclusive ir vien taip, tai aš suprantu, bet vis tiek gal tada bent viešbutį pakeist. Viešbutį, šalį, vietą, kitą miestą. Pasaulis toks margas ir toks pilnas visko. Tai paprastai kažką sako apie žmonių saugumo jausmą ir kiek jie leidžia savo išeiti iš komforto zonos. Ir atostogos irgi yra vienas iš elementų atostogose reikalingas šiek tiek praplėsti savo komforto zoną. Ką mes apie ją suprantame? Komforto zona yra ta tokia erdvė, kurią aš galiu kontroliuoti ir jaučiuosi joje saugiai. Bet jeigu aš komforto zonos neišplėtinėju, arba kitaip sakant, neišlipu iš jos, jinai yra linkusi trauktis ir komforto zona po truputėlį ima spausti ir mažėti.
Ir čia staiga žmonės pagauna save, kad jie jau 15 metų vyksta į tą patį viešbutį, tom pačiom avialinijom, žinai, jau jie galbūt pažįsta netgi tą autobuso vairuotoją, kuris nuveža iš oro uosto iki viešbučio, žinai, ir jau ir padavėjus pažįsta, ir jau juos pažįsta ir taip toliau. Ir visa tai galbūt skamba romantiškai ir fainai, bet tai šį bei tą sako apie žmonių norą tokio labai stipraus saugumo ir nedaug dieve, kad nebūtų jokio netikėtumo. Kad viskas būtų labai aišku, ne? Mes turim, žinok, labai bėgti, nes mūsų laikas pradeda vytis, o aš to tiek turiu dar klausimų įdomių ir aš tikiu, kad dar ne visos klaidos ir gal mes liksim, bet gal čia yra irgi klaida. Lūkesčiai. Kai žmogus prisistato oro pilių prieš atostogas ir tada juos arba bando įgyvendinti, nes yra du tipai žmonių, ar ne? Trūks plyš bando įgyvendinti tai, ką užsibrėžė ir jau nekeis planą, nes planus keičia tik silpni, ar ne? Arba kitas, jis planą keičia, bet jis tada patiria milžinišką liūdesį, nusivylimą, iš esmės neigiamą emociją, ko per atostogas turėtų nebūti, ar ne? Ir po to dar finale grįžęs jis sugeba dėptelt, kad buvo nes, viskas ne pagal planą, žinai. Kiek reikia plano atostogoms? Reikia minimaliai, kad suprasti ir maždaug turėti konceptą, kaip tos atostogos atrodys. Galbūt... Taip, nes reikia užsakyti, kur gyvent galų gale. Bet, žinai, bet yra žmonių, kurie sako, aš perku skrydį į vieną pusę, o po to jau žiūrėsiu ir, žinai, galbūt nuskrisiu į Romą, o parskrisiu iš balažino iš kur, ne? Taip. Tai tie žmonės, jie, tikrai taip matyti yra tie, kurie yra atidirbę su savo saugumo supratimu ir saugumo zona ir jie ieško kažkokio tai lengvo nuotykio, lengvesnio arba mažesnio arba didesnio, ne? Bet man, žinai, patinka, yra tokia ta liaudiška išmintis, kad sako, į tą pačią upę du kart neįbrisi, ne? Apie ką tai yra, kad dalykai neįvyksta du kart taip pat. Taip. Dabar kur aš lenkiu, jeigu atostogos jau labai tiksliai įvyko tavo galvoje, jos jau įvyko viskas. Tai reiškia, vadinasi, jau realios atostogos jos bus kitokios. Kokia gera mintis šita. Rimtai. Tai reiškia, kad... Ir dabar klausimas, kaip tu su tuo pats susitarsi, ar ne? O lūkesčiai yra toks dalykas, kad aš galiu svajoti, fantazuoti, bet tik su viena sąlyga. Aš galiu fantazuoti ir svajoti apie save. Jeigu mano fantazijose atsiranda kiti žmonės... Aišku, kad atsiranda tavo žmona, tavo vaikai. Jo, bet aš galiu prifantazuoti, kaip jie elgsis, ką darys, kaip bus, o kaip elgsis padavėjas, o kaip bus tas, o kaip priims ten kokio nors namo šeimininkas, o kaip įvyks tas arba nas, o koks bus mūsų gidas ir taip toliau. Kiek aš prifantazuoju apie save, tiek aš dar galėsiu to kažkiek atkartoti ir iš tiesų įgyvendinti ir patirti. Bet jeigu mano fantazijose atsiranda kiti žmonės, jie niekaip nebus susijęs su mano fantazijomis, jie elgsis taip, kaip jie elgėsi. Taip. Ir čia greičiausiai ateis nusivylimas. Dar vienas labai svarbus dalykas, gal tu turėsi kažkokį konkretų patarimą, čia galbūt į tą pačią, žinai, iliuzijų temą arba kažkaip. Šiais laikais gal jau daug tų nuotraukų yra, bet vis tiek. Ne viskas yra parodoma, kai mes, tarkim, renkamės gyvenamą vietą, ar ne? Yra sudedami paprastai geriausi vaizdai, gražiausi vaizdai. Pažiūrėkime ir šiaip, kad nuotraukose nusifotografuokit savo svetainę dabar ir jinai atrodys visai kitaip, nei žiūrint realiai, ar ne? Taip. Ir aš žinau tikrai, kad yra žmonių grupė, kurie, kai atvažiuoja į vietą, ir jeigu kažkas ten yra truputėlį nei taip, kaip jie matė, arba nei tai, kaip įsivaizdavo, arba, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie vilas, dažniausiai nėra fotografuojami ten kokie nors tie vadinami galiniai kiemai, kuriuose ten tarsi ir nieko svarbaus, ir jie ten dažniausiai dar atrodo ne kažką, kažkoks bardakėlis. Ir yra žmonių, kurie tai labai jautriai priima, jie jaučiasi apgauti, jie nusivilia, jie pradeda kelt aplinkiniams diskomfortą, nes, ta prasme, tas žmogus, jis puola į kažkokį tokį didžiulį liūdesį, kad jį sunku ištraukti, jis pradeda ieškoti išeičių, gal čia keist būstą, gal čia kažką. Tai mano klausimas yra, kaip žmogui išmokti
nes man visada atrodo, nu koks tos skirtumas, kad šita kėdė yra ne mėlyna, kaip buvo nuotraukoje, o balta. Ta prasme, tu juk ant jos gali sėdėti, viskas yra tvarkoj. Tai ar čia yra bėda, ar dabar dėl to greunam visas atostogas, žinai? Matyt, geras klausimas su tokiu neturinčiu vienareikšmiško atsakymo. Matyt, kad aš taip pat ribosiu vieną vertus, kai iš tiesų įvyksta apgavystė ir... Ne, nu kur jau ten rimta, tai ten mes nelyskim. Bet visa kita tai yra vėlgi, kiek žmogus gali toleruoti faktą, kad realybė yra kitokia negu jo fantazija. Čia yra dar kita tema plati. Bet supranti, kiek yra to tokio lankstumo, suprantant, kad aš įsivaizdavau, kad bus taip, atvažiavau, yra kitaip. Ir okei. Tai bus šitaip vis dėlto, nes aš mačiau, kad yra kitaip. Taip. Kiek aš galiu toleruoti neapibrėžtumą. Ir tie žmonės, kurie mažiau gali tai toleruoti, jie paprastai tada ir kelia tokią, vadinkim taip, dramą kažkokią tai, ne? Tie, kurie gali tai toleruoti, sako, aš galvau, kad čia bus šitaip, o pasirodo, kad čia yra va taip. Gerai, okei, tai bus... Žinai. Mes nebaigsim šitos temos, Lauryna, nes kuo mes daugiau kalbam, tuo dar labiau išlipa tokių dalykų, pavyzdžiui, bet labai trumpai. Kaip reikėtų elgtis su tokiais žmonėmis, kurie, kalbėkim apie kolektyvą, kai jau išvažiuoja atostogauti, tarkim, ten 3 poros, 4 poros ar kažkaip, ir tikrai neretai atsiranda tarpusavį besiriejanti pora, ir ypatingai, jeigu tame dar dalyvauja koks nors alkoholis ar tas, yra pradedama nešti, vyras neša vieną versiją, moteris kitą, ir visi likę atostogų dalyviai, jie tarsi tampa kažkokiais įkaitais tos poros, ta prasme. Nes kiekvienas nori rodyti savo tiesą, tu girdi jų barnius, kas yra nemalonu iš principo, ar ne, ir aš to tikrai nenorėčiau per atostogas, bet labai dažnai taip atsitinka. Ką su tokiais drama queen daryt? Žinai, jūreiviai turi gerą posakį, išplaukia į jūrą, kai įpila šiek tiek tauraus gėrimo Neptūnui, tai vienas iš prašymų, ko Neptūno yra prašoma, kad prašau, padėk mum atplaukti tokiais pačiais gerais draugais, kaip ir išplaukiam. Gerai. Tai faktas, kad žmonės, kurie negyvena kartu, kai vis dėlto kartu pradeda gyventi, nes vyksta atostogos, jie galbūt tame pačiame name, viešbutyje, gal dar kažkokioj erdvėj mažesniai kaip kemperis, laivas, dar kažkas ar ne, tai natūralu, kad atsiranda ir trintis ir kitokie dalykai. Čia reikia mokėti toleruoti, tai yra viena. Antra, reikia mokėti, kiek aš dabar išnešinėsiu savo emocinio diskomforto į erdvę, suprasdamas prisimti atsakomybę, kad tai, ką mes dabar pykstamės, tikėtina, kad gali turėti pasiekmių bendrai atmosferai, ane? Bet dar vienas labai, man atrodo, reikšmingas toks dalykas, kurį reikėtų pažymėti, tai keliaujant ilgesnį laiką kompanijomis, būtina paturėti laiko savo. Atsiskirti. O šį vakarą vakarieniausime atskirai, šį vakarą arba rytoj mes vykstam ten, o jūs ten, neturėti čia toj vietoj nuoskaudų ir taip toliau, duoti šiek tiek to gryno oro, laiko atsikvėpti, pailsėti šiek tiek ir tada vėl, žinai, nes natūralu, kad nuovargis, būnant su kitais, jisai ateina, lenda žmonių įpročiai, kurie galbūt ne visada yra tinkantis, patinkantis, tai tą tokią erdvę sukurti vieni kitiem irgi yra labai svarbu. Ar mes pagrindinės klaidas visas apžvelgiam, kaip tu galvoji, ar dar kažkas liko iš klaidų? Žinai, aš taip jaučiu, kad kuo mes daugiau kalbame, tuo mes gilyn einame. Ir iš tikrųjų šitas pokalbis matyti ir įgauna tą tokį vis didesnį tą tokį potencialą, bet man atrodo, kad mes taip praėjom, apžvelgiam tai, kas iš tiesų yra svarbu ir tai, kas galbūt mūsų žiūrovam bus naudinga, planuojantiems savo atostogas. Gerai. Drama Queen aptarėm su draugais, jo, aš labai pritariu ir labai rekomenduočiau kažkaip, jeigu jūs atostogaujate poromis, pasistengti neišnešinėti visų savo skalbinių, tai galima susirasti kažkokį kampuką, ar ne? Bet dabar pakalbėkime apie šeimą. Aš turiu omeny, tarkim, paimkim vyras ir žmona. Ir jie turi visiškai skirtingus pomėgius. Taip jau atsitiko, ar ne? Ir įsivaizduokim, kad pavyzdžiui, nesvarbu, aš nenoriu čia, žinai, taip
kad nuskambėtų seksistiškai ir kažkaip, bet paimkim, nu, tokį, kaip čia pasakyti, standartą. Moteris norėtų visą savaitę būti prie jūros, deginti, skaityti knygą, skaniai valgyti, lėtai nueiti, lėtai pareiti, pasidaryti gražią nuotrauką saulėlydžių. Vyras po dienos tokios arba 2 pradeda lipti sienom ir nes jis nori eiti, patirti, pamatyti, kažkur įlipti, nuo kažko nušokti, kažką padaryti. Kaip jiems suderinti? Ja, čia labai išlenda labai gera tema, o kaip apskritai jie kartu sprendžia tarpusavio skirtumus, kad jie turi skirtingus požiūrius, pomėgius, skirtingus poreikius, ar ne, kaip jie suderina šituos 2 dalykus ir tai, ką tu sakai, yra matyt tikrai normali tokia pasitaikanti, tokia, žinai, praktika. Arba tarkim, paimkim dar vieną, kad dar ir žiūrovai, klausytojai galėtų pagal save, nu tarkim, vienas yra visiškai gamtos mylėtojas. Jis gali eiti per brūzgynus, pelkės, ten miegot, jam net palapinės nereikia, jis gali miegot miegmaišį, nebijo nieko, ten atšliauž gyvatė, užlips ten voras ar kažkas. Kitas apie tai pagalvojus, nu jam tiesiog pasišiaušia plaukai, ta prasme. Dabar, ką šitoj vietoj aš mėgstu sakyti, kad jeigu, tarkim, vyras mėgsta kopti į kalnus ir arba braidyti brūzgynais ir stovyklauti ten pelkėse, kur pilna uodų, šliužų ir kitokių dalykų, ne? Viskas su to yra tvarkoj, bet dabar girdėti savo partnerio ne arba savo partnerio dvejonės yra irgi svarbu. Ir čia tiem žmonėm, kurie turi kažkokias tai labai tokias didelės aistras, mano pasiūlymas yra, jeigu jau tu kopi į kalnus, pasikviesk ten žmoną, merginą ar dar kažką, bet būk geras, netemk jos į aukščiausią viršukalnę įmanoma. Tai reiškia, kad tą savo lygį, kuriame tu esi, nuleisti iki pradinuko lygio, kad neišgazdint, kad patirti tą romantiką, nes daugelis tų veiklų, stovyklavimo, alpinizmo ir dar kažko, jie yra romantiški, ne? Bet kaip sumažinti, kaip sukurti, kaip pasirūpinti savo tuo partneriu, nes aš labai dažnai girdžiu, kad konfliktai kyla tada, kai eina į jau maksimumo tą patirtį ir tada žmonės išsigąsta, sako, man nepatogu, man nemalonu, aš pervargau, susižalojau, tas anas įvyko ir taip toliau. Ir lygiai taip pat, jeigu žmona sako, mes vyksime dabar į, nežinau, kažkur, darysime kažką ir taip toliau, kaip pagalvoti, kad tam vyrui gali, liaudiškai sakant, į 6. dieną užknisti va tai, kas vyksta ir kaip šiek tiek atsižvelgti jo poreikius, kad žiūrėk, mes 2 dienas darysime tą, o 3. dieną mes galim nuvažiuoti, ten yra toks kalniukas ir mes pusdienį pahaikinsim. Ne? Nu, tai reiškia, kad kaip šiek tiek... Mes ieškom kompromisų. Ir čia atsiranda labai ta svarbi dalis, o kaip mes apskritai gyvenime susitariam, kaip mes ieškom kompromisų, kiek mes girdime vienas kito ne, kiek mes girdime vienas kito poreikius apskritai ir kaip mes galime tada tuos dalykus suderinti, nes čia yra daugiau noras ne aš noriu šito ir bus taip, ne, o tu nori kažkaip kitaip ir bus taip ir mes nebegalim iš tos vietos pajudėti ir susitarti. Aš turbūt galvočiau, kad jeigu mes kalbam apie tokius, žinai, nu jau tikrai ekstremalius dalykus, ypatingai jeigu tai antrai pusiai tas dalykas jau atrodo ekstremaliai, ar ne, tai turbūt galima susirasti bendraminčių. Taip. Ir ištrūkti trumpam, jeigu tu... Nu, ta prasme, aš dar negirdėjau ne vieno žmogaus, kuris į Everestą, ir ačiū Dievui, kad negirdėjau, kad į Everestą būtų pasiėmęs visą šeimą, žinai. Nes, nu, paprastai žmonės turbūt pagalvoja, kad greičiausiai, nu, nieko gero iš to nebus, žinai. Bet jam reikia tai padaryti. Tai jis turbūt gali surasti laiką, padaryti ir tada jau mažesnis haikas jų atostogų metu gali tikti abiem, ne? Iš čia mes galime galvoti vat, iš šito taško, ar atostogauti atskirai yra okei. Aš labai tavęs norėjau paklausti, nes aš žinau žmonių, kurie, pavyzdžiui, labai dažnai atostogauja iš principo atskirai. Ir tiesą sakant, man tai atrodo šiek tiek keista, nes aš suprantu va tokius, kai tu turi pasiekimą, ar ne, tarkim, nežinau, tu nori vienas perplaukti kažkur ir galbūt tavo žmona sako, nu ne, aš nesėdėsiu laive be sustojimo 6 valandų, tai sorry, ne? Bet aš suprantu, kad tu, ta prasme, pasiėmei ten 4 dienas, nuplaukiai, parplaukiai, gavai savo peno, tu važiuoji toliau, viskas yra gerai, bet jūs turit bendrai laiko, žinai? Nes man atrodo, kad
labai smagus vienas dalykas iš tų 5P iškrenta, jeigu tu visada atostogauji atskirai. Pasaulis nėra tobulas. Nu, nėra, bet iš tikrųjų, vat, nu, tu pats prie šito klausimo pats ir atsakyk, ką galvoja psichoterapeutai. Poros, kurios visada atostogauja atskirai. Labai gerai, visada yra negerai, bet poros, kurios gali atostogauti atskirai be širdgėlos, kad tu dabar atostogausi, tu darysi tą ir tą, ten žvejosi arba kažką, arba su savo draugiam ten šopinsies Milane, ar dar kažką, nesvarbu, ne? Tai jeigu gali pora atostogauti atskirai be širdgėlos, nuoširdžiai džiaugdamiesi, kad faina, važiuok, palaikysiu, padėsiu, pabūsiu su vaikais, ten pažiūrėsiu namus, šunį, katę, ne, tai yra liuks, labai gerai, toks tikrai labai brandžių, sveikų santykių požymis, tačiau matyt, kad jau atsiranda tokia prabangos dalis, kad laiko kartu irgi reikia. Ir jeigu mes galvojame apie tai, kad mes turime skirtingas vizijas, kaip aš norėčiau praleisti savo atostogas, vienas kalnuose, kitas galbūt paplūdimy, tai mes galime tai padaryti, bet tada, žinai, o kur mes galime ir susitikti? Ir tuo pačiu tokiu būdu lyg ir pastiprinti savo santykį ir praleisti laiką kartu. Nes aš manau, kad porai pabūt kartu pakeitus aplinką yra iš principo labai svarbu. Be galo svarbu. Aš, Laurinai, tau užduosiu vieną klausimą. Aš nežinau, kiek jisai surezonuos dabar iš to, ką tu klausėjai, kiek jisai surezonuos mūsų žiūrovams, bet aš labai tikiuosi, kad atsiras tokių, nes iš to, ką tu dabar sakai, man iškilo vienas klausimas. Aš esu iš tų žmonių, kuris norėtų, bet vengia išvažiuoti vienas paatostogauti, nes aš jaučiu begalinę, bet čia yra mano galvos, ir man tai yra sunku, aš jaučiu begalinę kaltę prieš savo šeimos narius, kad maždaug kaip aš dabar vat taip smagiai leisiu laiką, kaip noriu, o jie gyvens įprastą gyvenimą. Ir aš net čia labiausiai pradedu visada galvoti apie vaikus, man kažkaip jų gaila, atrodo, su savim negaliu pasiimti, kaip čia taip, čia žinai. Tai turbūt nėra gerai. Nu, nežinau, kaip su tuo sudylinti, žinai. Nes aš visada jaučiu kaltę, nes, kad aš kažkuo mėgaujos, kai kiti nesimėgauja. Ir gal net patiria sunkumų, nes manęs nėra. Matai, klausimas, ar tavo kaltė yra tik tais tavo, ar vis dėlto ją antra pusė ir šeima kažkaip dar prideda prie jos buvimo? Ne, čia mano atveju tai yra tik mano. Tai vienas, matyt, kad man tokių labai staigiai tokių atsakymų, kuris ateina, tai yra pasidalinti savo šituo jausmu ir paprašyti palaikymo. Iš principo, kad man sakytų, durnas, tu ir spirtų tau į šikną ir sakytų, viskas varyk. Žinai, kad duotų tam tokio palaikymo. Aš nuo savęs galiu pasakyti, kad man tai irgi yra svarbu ir kartais, kai aš galvoju, dabar išplauksiu keliom dienom, ten, žinai, yra tam tikras ir galų gale pavojaus elementas, gali visada ir negrįžti. Žinai, tai man yra svarbu išgirsti tą, viskas bus man gerai, viskas čia bus tvarkoj, žiūrėk, turim viską susitvarkę, plauk pasimėgauk. Aš gaunu tokį tam tikrą leidimą. Ir tada ta sąžinė tokia lyg ir nurimsta. Žinai, tai toks mano vienas automatinis yra galbūt toks gal paviršutiniškas, bet pasiprašyti to tokio palaikymo, ne? Ja. O gilesni dalykai yra apskritai, iš kur ta kaltė ateina. Čia jau kiti dalykai. Dar aš noriu čiut likti toj temoje apie poras. Ko poros, konkrečiai jeigu kalbėtumėm apie poras, ar ne, šeimas gal, nes gal vaikų pasiima. Ko poros turėtų vengti ir nedaryti per atostogą? Neliesti jautrių temų, nedirbti, leisti laiko savo pabūti tokiam pasimatymė, sakykime taip. Žinai, tokiam... Pabandyti iš naujo, ne? Pamatyti savo partnerį, nueiti į pasimatymą. Ne tiek iš naujo, kiek iš tikrųjų išėjus iš tos kasdienės rutinos, darbo, namų ir taip toliau, kad tai būtų pasimatymas, kad būtų... Žinai, kad vėlgi čia įjungti savo kūrybiškumą ir kaip mes galime iš to padaryti nedidelį nuotykį. Man vienas pažįstamas pasakojo, kad jie tai daro ir užsienį, bet daro ir Lietuvoje ir mane ta idėja žiauriai sužavėjo, bet
nemanau, kad kiekviena pora gali pritaikyti, nes kitiems gali tai paprasčiausiai atrodyti labai juokinga, bet ką jis pasakoja, tai kad jie stengiasi, susitarė, pavyzdžiui, kad jais vakarieniaut, ten gal vakaras, žinai, Lietuvoje jie tai žaidžia bent kartą ten per 2 mėnesius ar kažkiek, jie stengiasi, kad vienas kito nepamatyt, kaip jie yra apsirengę, susiruošia, žodžiu, ten pasipuošia. Ir jie ten iš pradžių gal dar nueina į skirtingas vietas, bet jie susitarė, kad daugmaž tokiu ir tokiu metu mūsų susitikimo vieta yra tas ir tas, ta ir ta kavinė. Ir jie toj kaviniai pradeda žaidimą, kad jie vienas kito nepažįsta. Okay. Ir jie turi visiškai naujas rolės, ta prasme, vardai, specialybės, gyvenimo istorija, ten šeimos nariai. Ir jie tipo visą vakarą dylina su tuo, kad jie yra visiškai nauji, tik jų sąlyga yra ta, kad tai baigėsi vienos nakties nuotykių visada. Okay. Tai man atrodo, kad labai fan. Nuostabu, kodėlgi savo gyvenimo akimirkos nepavertus gražių romantinio filmo kažkokio epizodo. Taip. Mes turim baigti šitą epizodą, nes tokius turim laiko rėžius ir jų reikėtų laikytis, bet prieš tai aš negaliu tau neužduoti šito klausimo kaip psichoterapeutui, nes tai dabar yra velnioniškai madinga ir man įdomu, ar nėra kasama didelė duobė, iš kurios po to bus labai sunku išlipti, tas stebuklingas žodis darbostogos. Koks tavo požiūris yra į darbostogas? Ar ilgainiui netaps taip, kad liks tik darbostogos? Aš tikiuosi, kad ne. Aš manau, tai yra geras būdas šiek tiek paderinti dalykus, nuimti įtampą, šiek tiek liktai pakeisti aplinką, galbūt tokiu būdu atsikvėpti, nueiti nuo įtampos ir taip toliau. Atostogų tai niekada nepakeis. Bet tai gali būti tikrai nebloga išeitis tiesiog tokiam šiek tiek sulėtinti gyvenimo tempą. Keliom dienom arba savaitėlį. Koks būtų tavo palinkėjimas pabaigoje mūsų žiūrovui ir mūsų klausytojui, jeigu jo atostogos šių metų, šios vasaros dar yra prieš akis? Mano palinkėjimas nenuvertinti atostogų, pažiūrėti į jas rimtai iš tos pusės, kad jos turi būti. Kiek įmanoma ilgesnės, pasaulis nesugrius, ir įdėti į atostogas kūrybiškumą ir leisti savo atostogose bent per milimetrą išeiti iš komforto zonos. Gal tai bus kažkokio lokalaus vietinio patiekalo keisto paragavimas, gal tai bus kokiu nors šokio judesių pabandymas, žinai, gal tai bus kažkas, ko nesu daręs, nesu bandęs, tai gali būti labai nedideli dalykai, bet šiek tiek išeiti, kad aš turėčiau tą įspūdį ir galėčiau grįžęs pasakyti, o žinot, aš ten dariau tą, ragavau tą, bandžiau tą, nes atostogos yra apie būtent tokį tą emocinę įkrovą, o tos įkrovos ir ateina per tokias patirtis. Aš tai dar nuo savęs tai pridėčiau, kad jeigu kartais jums taip ar pritrūksta fantazijos ar kažko, tai jūs tiesiog, kad ir šiandien arba rytoj ryte, jeigu turite augintinį ir jį vedžiojate į lauką, jūs pasukit iš jums įprasto maršruto, o dar geriau pavažiuokit kažkur tolėliau ir tada paleiskit, jeigu tai yra saugu, savo šunelį ar ne, ir jūs pažiūrėkit, kaip jis elgėsi toje aplinkoje, tai aš palinkėčiau taip elgtis ir jums atostogų metu, nes jam viskas yra įdomu, jam viskas yra nauja, jis nori pauostyti, paragauti, pažymėti vietą ir taip toliau. Tai matyt ir mums reikėtų to mokytis ir tą daryti. Tai aš labiausiai tikiuosi, kad mes kažkaip palėtėm tas temas, kurios yra daugam aktualius ir gali rezonuoti. Ir jeigu jūs iš to išsinešat kažką naudingo, o tikiuosi, kad taip ir yra, permąstysit, sudėliosite stalčiukus, tai bus labai faina. Tai mums turbūt lieka tiesiog palinkėti gerų atostogų visiems. Gerų atostogų visiems. Ir aš dar pasakysiu vieną labai svarbų dalyką. Jeigu jums patinka mūsų laidos, mūsų epizodai, tai paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasubscribinkit mūsų kanalą ir jeigu dar nusiųsit draugui nuorodą, kuriam galvojat, kad irgi surezonuos, šis bus labai gerai. Aš jausiuos labai laimingas. Viskas. Ačiū Jums. Iki kito epizodo. Viso.